Kas yra kalba? Jeigu reikėtų labai trumpai atsakyti į šitą sudėtingą klausimą, aš sakyčiau, kad kalba yra žmogus. Mes puikiai žinom, kad žmogus yra gyvūnas ir mes taip pat puikiai žinom, kad ir kiti gyvūnai, ir ne tik gyvūnai, bet ir paukščiai, ir vabzdžiai taip pat kalbasi ir šnekasi tarpusavyje ir yra susigalvoję įvairių kalbos, sakykime taip, formų, kurias beje tyria biokomunikacija. Bet ne viena iš tų gyvūnų, paukščių ar vabzdžių kalbų jokių būdų neprilygsta verbaliniai arba žodiniai žmonių kalbai. Jo labiau, kad žmogus dar sugeba tą verbalinę arba žodinę kalbą paversti ir raštu. Ir žmogaus kalba iš tikrųjų yra labai kompleksiška, labai turtinga, labai patogi. Iš tikrųjų tai yra įrankis, kuriuo žmogus labai patogiai naudojasi ir tuo įrankiu remdamasis jisai gali ne tik tai pažinti pasaulį, bet jį ir kurti. Taigi, jeigu reikėtų apibendrinti, tai aš sakyčiau, kad galiu drąsiai tarp kalbos ir žmogaus dėti lygybės ženklą. Ir jeigu mes norim suprast, kas per reiškinys yra kalba, mes turim domėtis visų pirma žmogumi.